Gerai, dabar aš pabandysiu pasakyti tą patį, bet tik trumpiau, o tu mane tenai raginki, jeigu ką aš ilgai šnekėsiu. Gerai. Eismo pertrauka tai yra pertrauka, kai pertrauka niekas nedirba. Mes jas labai mėgstame, ne? Kavos pertraukėlė, tai mes... Tai kaip panašiai kaip kavos pertrauka, iš tikrųjų eismo pertrauka. Mes dabar eismo pertrauką ir turim. Vat. Bet jeigu taip rimtai įmant, tai eismo pertrauka, tie du žodžiai tai reiškia. Eismas ir pertrauka. O pertrauka dėl ko nereikalinga? Dėl to, kad reikia kažką padaryti tuo metu svarbaus. Tai iš tikrųjų geležinkelėje eismo pertraukos yra iš anksto planuojamos ir jos yra numatomos tam, kad būtų galima atlikti didelius infrastruktūrinius darbus. Ne? Tai ar tai remontas, ar modernizacija, galbūt elektrifikacija, signalizacijos tiesimas, visam tam reikia pasirengti. Ir, aišku, kai tie darbai vyksta, pats eismas būtų iš savęs arba labai nesaugus, arba labai netitiktų keleivių poreikių, tai būtų labai lėtai vykdomas ir, kiti būtų trukdymai. Kadangi dabar turim daug eismo pertraukų, po to turėsim mažiau jų, nes dabar ką mes darom per tas eismo pertraukas, tai vykdom elektrifikacijos darbus, visą tai įtakos, kad ta infrastruktūra bus atnaujinta, smarkiai pagerinta ir kurį tai laiką po to tikrai turėsim žymiai sklandesnį važiavimą. Aišku, nebus taip, kad jų nebus niekados.